Mano tėtis visada sakydavo, kaip tylėdamas. Labai gera technika. Tiesiog tyli ir darai. Tiesiog darai. Tiesiog darai. Bet tai, jeigu taip kalbant rimtai, tai sveikuose santykiuose yra normalu vienas kitą palaikyti. Yra normalu vienas kitam padėti siekti savo tikslų, realizuoti save. Ar normalu turėti verslą moteriai? Nu, aišku, kad yra normalu, nes tai yra apie savęs realizavimą. Jeigu tau yra duoti statyti verslą, tu ir turi statyti verslą, nes jeigu tu eisi prieš savo prigimtį, kurį jinai tau duota pagal tavo planetas, pagal tavo talentus, pagal tavo duotybės, tai tu pavirsi į pelkę. Kai tu pavirsi į pelkę, tai tada nėra pasitenkinimo, nėra meilė savo ir tada mes išsiliejame ant savo vyrų ir tada visi kalti. Užburtas ratas. Savirealizacija numeris 1, ką turi padaryti tiek vyras, tiek moteris. Kada mes esame savo kelyje ir mes tada visiškai taip ir santykis vėlgi kūrėme.